Tai bus garantija, kad adatėlė karšta ir tas bus ilgesnis laikas, kol atnešim ir brauksim. Patį brūkšnelį labai skubėt irgi nereikia. Apvalę saulutę lengviausia padaryti viską dalinant pusiau. Dabar gaunu retą žvaigždę iš 4 segmentų. Ištrauki į ranką, atneši ir ją pasidedi. Ir tada brauki brūkšnelį. Ir tada jis gaunasi lygus. Dabar mano tėtis tekina. Bet mes neturim ten kažkokių labai mandrų aparatų. Kiekvieną tą medinuką tekina iš rankos su paprastais kaltais. Tada šlifuoja. Jis pats ir medis susipjauna. Jis perka tiesiog malinį repšą. Ketverių pirmas, ar ne kiaušinukas? Aš dabar net neatsimenu. Šiaip jinai labai buvo labai ilgi tos aukštės. Jeigu aplinkui norisi, Nes aš, ne taškiuku, bet lapuku ir man visą laiką būna prasilenkimai. galima tada daryti taip. Tarkim, čia turit saulutę. Tai labai paprasta. Jeigu jūs norėsit nusidažyti šios lukštus, galima paimti tiesiog puslitrinį stiklainiuką ir pasiimti fantos pusės litro buteliuką nugertą. Įmetat į dažus buteliuku, paskandinat. Tiesiog ir pagal dažų rūšį ir pagal pigmento intensyvumą ten galima per 2 minutės nudažyti. Kituose dažuose parą reikia laikyti, tik nedėti į karštus dažus, kad nenutirptų vaškas. Kai mes turim daug margučių, geriausia nutirpinti vašką orkaitėje. Tiesiog įstumim 100 laipsnių ir pasižiūrim pro stiklą matos kiaušinukus, kurie reikia nuvalyti vašką. Vėlgi iš dažų išimam ir būtina nudžiovinti. Nereikia šluostyti, nereikia valyti, nes kai kurie dažai tiesiog nusišėria.
Audronei Lampickienei suteiktas meno kūrėjo statusas. Nuo 10-ųjų jos margučiai yra sertifikuoti kaip tautinio paveldo produktas. Daugybė parodų, daugybė apdovanojimų, kuriuos galbūt pati Audronė išvardins paskui eigoj. Tarp tų margučių pasislėpė ir jų dukrelės, nepaprastai gražių vardų pavadintos Bangos margučiai, kuri yra grafikos dizaino jau specialistė, baigusi studijas Vilniuje ir dabar jau dirbanti toje srityje. Ir Saulius Lampickas, Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys, kūrybinius ieškojimus pradėjęs jau labai seniai 1987, o pirmąjį ąžuolinį stogastulpį išdrožęs 89 Klepočiuose. 2005-aisiais suteiktas meno kūrėjo statusas, 2009-aisiais įteiktas tautinio paveldo produkto sertifikatas. Jo kūrybai vertinta netgi Liongino Šepkos premija ir Alytaus miesto savivaldybės kultūros premija ne vieną sykį, pripažintas geriausio Alytaus apskrities liaudies meistru, na ir apvainikuotas tuo visų geidžiamų apdovanojimų auksiniu vainiku. Tai buvo 2012 metai. Taip pat mūsų kūrybos parodą, mano dukters, mano mamos ir mano margučius ten eksponuojame. Alytuje išeksponavome 585 tuščio lukšto margučius, užpildėm didelę salę Kraštotyros muziejuje ir ten dalyvavo ir mano mama, ir ją daug kas kalbino, ir klausimų daug uždavė. Tai aš gal už tai ir pradėjau nuo to, kad tai yra jos žodžiai ištarti, kad pats didžiausias dalykas gyvenime tai ir yra ta santarvė. Va čia yra medinukai. Čia irgi vaizdas iš parodos, čia mediniai. Taip kaip natūralių vaškų, tai dar ir suvenyrinius marginam su ta pačia datėle, tik tai ant medinio kiaušinio ir įvairių spalvų dažais dedam raštus. Kas tekina? Va čia yra stručio. Tekina medinius margučius mano tėtis. Čia va Rokiškyje. Irgi vedžiau mokymus muziejuje ir matot aromatinio aliejaus šildyklės keramikinės. Jos taip pat yra aukštos, bet žvakelė ant kažko, tai ant medinio kažkokio pagaliuko pakelta, kad vaškas būtų karštas ir tai yra tikrai labai prieinama priemonė bet kuriam ir namuose tikrai galima nesudėtingai pasiruošti šitas priemonės. Padaryti didesnę skylutę prabadyti ir va, turim tiesiog pradurtą kiaušinį. Tada su švirkštu virš puodo pučiam orą pro tą skylutę į kiaušinį. Ir oras išstumia kiaušinio turinį į puodą. Tada tą lukštą mes plaunam. 2 kartus reikia prišvirkšt vandens, išplauti ir vėl pašalinti vandenį ir lukštą išdžiovinti. Jeigu lukštas drėgnas, vaškas neprikibs. Kiekvienam taškui ir kiekvienam brūkšneliui atskiras padažymas į vašką. Dedam į dažus, išimam ir leidžiam nudžiūti, nešluostom. Va, pavyzdžiui, šitas kiaušinis jau buvęs 2 dažuose, bet vaškas tebestovi, matot. Pirmiausia buvo baltas kiaušinis, šiek tiek uždėta rašto ir buvo merkiamas į rožinius dažus. Kai nusidažė rožinė spalva, išėmėm, nudžiovinom
Ir tada piešiau ant rožinio kiaušinio, tęsiau raštą. Ir po to buvo į violetinę spalvą įdėta. Ir dabar jau tik tai vaško nuvalymas ir tada gaunasi kelių spalvų margutis. O tarkim, verdat Velykoms kiaušinius ir nenorit, kad sutrūkę išbėgtų, kartais įpilat acto, ne? Tada jau jo nenukas dažai. Acto gavęs lukštas, viskas, jis jau turi acto. Ir jau kai dažuose esantis actas, jau tada nenukanda. Jeigu norit, kad virtas kiaušinis nebūtų trūkęs, reikia pradurti skylutę viename gale. Miniatiūrinę, su paprasta adata. Aš turiu specialų. Pradžia buvo tikrai labai sunki, nes, pavyzdžiui, tie, kas mane išmanė, netrupintai ir nei pat nei čia pasodinti, nei rankos priklauso, tikrai labai sunkiai. Ir kai pradėjo tos mūsų Lietuvos atgimimo laikais, tai tas sąjūdis buvo, priėmė tos, buvo čia prie Počių tas, reiškia, drožė tas kryžius, žodžiu, išžudytam kaimo žmonėms. Tai ten nieks neklausė, kas tu esi, bet aš labai bijojau važiuoti, nes va iš mūsų krašto jau žinau, kad čia Snulis yra. Tai tada pagalvoju, aš atvažiuosiu, nieks manęs nežino, atsivežu pats pasidaręs iš armatūros kaltą, kaip prastą kirvį. Taip labai bijojau šią Snulį, atsimenu, kad sakau, tu pasižiūrės, lieps važiuoti namo. Bet niekam neįdomu buvo, nei kas aš esu, čia Snulis atvažiavo, reiškia, įsilankstai gatvė iš paminimo tiesos ir visais savais darbais užsiėmė. Tais metais, kada gavau Liongino Šepkos parodą. Aš trečią kartą nuvažiavau į tą parodą, pirmą kartą tik apsidairiau nuvažiavęs, 96 metais, 98 gavau žiūrovų prizą, o 2000 tą premiją. Ir po to, sakykime, taip kažkaip patikėjau, kad tai vis dėlto mano gyvenimas, mano kelias. Aišku, audroniai turiu dėkingas būti, nes, vis tiek, kaip sakyti, perkelti ir tos visus mano visokius tos ieškojimus. Aš irgi dirbau 20 metų pedagoginį darbą, dabar jau 3 metai toks laisvas menininkas laikausi. Čia jūsų kolega pažymta, jūsų kolega. To mano tas, sakykime, gyvenimas, yra kažkieno, kaip sakau, kaip Dievo duotas, nes tų drožėjų Lietuvoje yra labai daug, pakankamai daug. Ir aš mačiau labai gabių mokinių. Pavydėjau, tikrai pavydėjau, kaip pjausto menį. Nes man ko reikia 10 metų, ką jie atėjo, iš mokyklos atėjus, net savo įrankį buvo mokiniai, man įrankį, sako, tu nemokėsi tokiais įrankiais dirbti. Ant tiek aštros, bet tų drožėjų nėra. Tie mokiniai baigė, tai kas, kaip sakyti, sunkvežimius vairuoja, kas vėlgi. Aš sakau, čia yra mano rankų darbas, 100%. Bet 50, sakykime, procentų yra elektros įrankių, bet vėlgi aš daug naudoju elektrinių įrankių, bet po to viskas pereinama rankomis. Ir aš dabar net nežinau, kur ta meistrystė yra didesnė. Ar yra pas mane dabar yra iš detalių sudėta, pritaikyta, ar tai iš vieno medžio masyvo išdrožta. Kita, nes būna tokių juokingų užsakymų. Man padaryk malūną, reiškia, tų malūnų, kad suktųsi, ir man būtina, kad ten kažkaip tas velnis, ar jis judėtų kažkoks ir turėtų velnis. Tai va tie pirmieji margučiai, kurie supažindino mane su Audronės kūryba. Ir aš labai džiaugiausi, kad Audronė tiesiog tokį pomėgį, kaip sakė mama prieš Velykas, kaip ir visa Lietuva, iškėlė į tokį lygmenį. Visą laiką pasiimu tos margučius. Aišku, man nesigauna, bet pasaulis sumažėja iki kiaušinių. O čia lietuviškai labai Saulius teisingai paminėjo, kad būtent už to reikia kabintis. Ir čia matyti nuo senųjų laikų Lietuva buvo ypatingas kraštas mažosios drožybos. Žemaitijoje buvo, įsivaizduokit, kas 200 metrų, jeigu ne kryžius, tai koplytėlės, kažkoks tai koplytstulpis, stogastulpis, neskaitant sodybose kryžiaus arba kokio nors šventojo šeimininko garbės. Ir dar Saulius yra išskirtinis tuo savo kažkokią šilumą. Kiekvienas darbas turi kažkokią gilią mintį ir labai didelę žmogišką šilumą. Ir dar Saulius yra vis tik mažosios skulptūros meistras. Labai kada nors norėčiau, kad atvažiuotų vėl Lampickų šeimyna, Audronės, Saulius, Banga, kažką vėl grožį.
Taigi sėkmės jums, sulaukim šito gražaus laiko. Ačiū Jums už šiandien didžiulę dovaną padovanotą veisiejuose. Niekada nepamiršim šitos puikios ir pamokos, ir šitos valandos su kūrėjais, akis į akį, širdis į širdį, išgirdom Jūs, dėkojam ir linkim viso ko geriausio. Nepamirškit bangai